Prisikėlęs Kristus apaštalams pavedė: eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas. Tūkstantis 413 metais žemaičiai, vadovaujami valdovų Vytauto ir Jogailos, atsivėrė krikščionybei. Pakrikštis žemaičius, įsteigus Žemaičių vyskupiją ir paskyrus jai vyskupą, buvo užbaigta ne tik Lietuvos, bet ir Europos žemyno oficiali ir formali christianizacija. Krikštas mus panardina Dievo trejybėje. Dievo vardas tampa mūsų vardu, o mes tampame jo liudytojais. Būti pakrikštytam reiškia būti suvienytam su Dievu, o kartu ir su kitais žmonėmis. Krikšto dėka esame krikščionys. – 2013 m. rugpjūčio 1 dieną Telšių katedroje iškilmingomis šventomis mišiomis pradėta švęsti Telšių vyskupijos 4. Eucharistinis kongresas, skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui paminėti. Pirmieji 2 Telšių vyskupijos eucharistiniai kongresai įvyko tarpukaryje. 3. Eucharistinis kongresas 2005 buvo surengtas Švėkšnoje. Telšiuose Švento Antano Paduviečio katedroje vyskupas Jonas Burta pašventino Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejui skirtą atminimo lentą. Pamoksle vyskupas priminė, ką davė krikštas mūsų protėviams prieš 600 metų. Ėmkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Po iškilmingų šventųjų mišių Telšių katedroje prasidėjo nenutrūkstanti Švenčiausiojo sakramento adoracija. Švenčiausiojo sakramento adoracija – tai asmeniškas ir bendruomeninis susitikimas su Eucharistiniu Jėzumi ir jo garbinimas. Tai ypatinga dėkojimo mūsų išganytojui šventė, kurioje kiekvienas galime vienytis maldos budėjime. Telšių Žemaitės dramos teatre prasidėjo tarptautinė mokslinė teologinė konferencija Žemaičių krikštas išganymo istorijos kontekste. Teatralizuota įžanga apie vandenį konferenciją pradėjo aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas, kartu su jaunaisiais atlikėjais iš vaikų ir jaunimo saviraiškos studijos entuziastai. Arfa grojo tarptautinių konkursų laureatė Aistė Balionytė. Konferencijoje kalbėjo Telšių rajono meras Vytautas Kleiva. Kada 1417 metais įsteigus Varnių vyskupiją ir sujungus Žemaitiją su Lietuvos valstybe, atsivėrė kelias į Europą tiek politinė prasme, religinė prasme, kultūrinė prasme. Ir ko gero, neatsitiktinai ir šie metai, kada Lietuva pirmininkauja Europos tarybai, o Lietuva ir kartu visa Žemaitija švenčia Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejų. Konferenciją vedė kunigas daktaras Vladas Gedgaudas. Pranešimus skaitė daktarė Ingrida Gudauskienė, kunigas Giovanni Tangora, profesorius kunigas Vidas Balčius, kunigas daktaras Arvydas Ramonas. Alkos muziejuje buvo atidaryta paroda Krikštas ir senieji dievdirbiai. Šią parodą pristatė muziejaus direktorė Elvyra Spūdytė. Įrengtoje ekspozicijoje, kurią suformavo Lietuvos nacionalinis muziejus, buvo pristatyta Žemaičių vyskupijos istorija. Parodą papildė Alkos muziejuje saugomi autentiški eksponatai, senųjų dievdirbių skulptūrų kolekcija.
Pirmą Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus dieną vainikavo evangelizacinis koncertas Telšių miesto amfiteatre. Antroji Telšių vyskupijos 4-ojo Eucharistinio kongreso diena prasidėjo šventomis mišiomis Telšių katedroje. Čia tęsiasi nenutrūkstama švenčiausiojo sakramento adoracija. Telšių rajono savivaldybės salėje surengta respublikinė mokslinė istorinė konferencija Evangelijos šviesa Žemaičiuose – 6 Krikšto istorijos amžiai. Kartu su jaunaisiais atlikėjais aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas pasveikino konferencijos dalyvius. Sveikinimo žodį tarė ir Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva. Pirmą kartą mes sulaukėm tiek garbingų svečių ir kadangi Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejus, tai yra finalo pradžia, mes dar turėsim daug ir pranešimų, ir renginių iki pat 17 metų, bet aš labai džiaugiuosi ir sveikinu visus atvykusius šiandieną į šitą istorinę konferenciją. Konferencijoje sveikinimo žodį pasakė popiežiaus legatas, Budapešto ir Estergomo arkivyskupas kardinolas Peteris Erdo. Lietuvos atsivertimas įvykęs prieš 600 metų buvo reikšmingas žingsnis krikščioniškos Europos formacijai, kuri nepaisant visų savo rimtų problemų, ieškojo bendro pagrindo tautų bendrystei Kristaus tikėjime. Kardinolas kalbėjo apie krikšto svarbą Žemaitijai, o kartu ir visai Lietuvai, kuri po krikšto tapo pilnateise Europos nare ir aktyviai įsitraukė į jos gyvenimą. Konferencijoje visus pasveikino ir savo įžvalgomis apie Žemaičių krikštą prieš 600 metų pasidalino Telšių vyskupas Jonas Boruta. Konferencijos atidaryme dalyvavo apaštalinis nuncijus Pabaltijo kraštams arkivyskupas Luigi Bonaci, Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas, kiti garbūs svečiai. Pirmajam konferencijos posėdžiui vadovavo Lietuvos katalikų mokslo akademijos profesorius daktaras Paulius Subačius. Pranešimą apie Žemaičių krikštą ir pirmasias parapinės bažnyčias perskaitė daktaras Darius Baronas. Rašytinius šaltinius apibūdinančius Žemaičių krikšto aplinkybės konferencijoje išanalizavo profesorius daktaras Vytautas Ališauskas. Jėzuitai iš tikrųjų labai aiškiai matė paprastų žmonių gyvenimą ir užrašė tai, ką matė. Ir reikia turėti galvoje, kad jie užrašinėjo tai, kas jiems itin krito į akis. Iš tikrųjų, tai retenybės ir keistenybės. Jeigu dar randam tam tikras kaimo bendruomenės šventes, kurios galbūt siejamos, gali būti siejamos, bet ne tik Žemaitijoje, bet ir Lietuvoje, jeigu tai tokia perskyrą drįsiu padaryti, gali būti siejamos su senaisiais papročiais, net kažkokiais aukojimų likučiais, tai vis dėlto labai aiškiai matome, kad tai yra visiškai ne kasdiena, ne masinis reiškinys. Teisybę sakant, paimsime 16 amžiaus Europos valstiečius, kurie jau gyvena ir 500 metų krikščionybė ir kiti gal ir ilgiau. Tie Europos valstiečiai yra išsaugoję daugybę keisčiausių kultų, prietarų, medžių garbinimų, akmenų garbinimų. Ir tai visiškai nėra kažkoks ypatingas, itin savitas dalykas. 17 amžiaus situaciją Žemaitijoje apibūdino Mangirdas Bumblauskas. Profesorius habilituotas daktaras Alfredas Bumblauskas pasidalino savo įžvalgomis apie Žemaičių christianizacijos kelią. 16 metų Žemaičių krikšto akcija 2000 pakrikštytų tiesiogiai liudijimų šaltinių yra būtent Kauno pily. Ir tada pradėjau galvoti, kaip tas galėjo vykti. Ir sugalvojau, kad iš tikrųjų nėra tik, yra viena logika. Yra logika Kaunas, Panemunėj šiek tiek, tada prie Seredžiaus į Ariogalą. Tada per Ariogalui turbūt labai status yra Dubysos šlaitai. Tada reikia šiek tiek toliau važiuoti. Užteko tiek. Vytautui reikėjo 60 žmonių, kurie nuvyktų po to į Konstancą. Kiek jis galėjo pakrikštyti, čia kažkur, bet staigiai nuvykęs. Docentas daktaras Liudas Jovaiša analizavo 17 amžių. Pranešime kritinis diskursas ar literatūrinė vaizduotė. Norėčiau dar dėti vieną istorinę vietą, istorinį miestą prie to Žemaičių kristianizacijos kelio.
Alfredo Bumblausko minėto, tai būtų Trakai, kaip tik tarp Vilniaus ir Kauno. Trakai ta vieta, kur pasiuntiniai parašė savo ataskaitą Konstanco susirinkimui. Trakai ta vieta, kur buvo konsekruotas, šventintas pirmasis žemaičių vyskupas. Apie Žemaitijos bažnyčių dailę ir architektūrą Vincento Juzumo Žemaitijos vyskupijos istorijoje kalbėjo daktaras Mindaugas Paknys. Konferencijoje buvo kalbėta apie Šventos Onos broliją Žemaičių vyskupijoje, apie vargonus ir juos kūrusius vargonų meistrus, o taip pat po krikšto atsiradusius liturginius giesmynus ir giedojimo ypatumus. Telšių menų inkubatoriuje buvo atidaryta paroda Žemaičių krikštui ir Žemaičių vyskupystai 600 metų. Parodos lankytojus pasveikino Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas kanauninkas Andrėjus Sabaliauskas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Valentinas Bukauskas, Telšių rajono savivaldybės meras. Aš nustebęs jūsų aktyvumu. Aš jau be galo jūs myliu Veslaitį, bet dabar dar daugiau myliu visus. Ačiū labai. Apie parodą mintimis pasidalino Telšių apskrities archyvo direktorė Alma Jankauskienė. Pasidžiaugti noriu, kad pirmą kartą Telšiuose yra parvežti dokumentų originalai iš istorijos archyvo. Pasidžiaugti noriu, kad parvežtos dokumentų kopijos iš mūsų projekto partnerių, iš Mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos, iš Čiurlionio dailės muziejaus. Parodoje lankytojai susipažino su senais dokumentais, fundacijų aktais, metrikų knygomis, parapijų ir vyskupijos žemėlapiais, nuotraukomis. Didelį susidomėjimą kėlė įvairūs senieji rašytiniai šaltiniai, saugomi Lietuvos centrinėme istorijos, Martyno Mažvydo ir kitose archyvuose. Saulei krypstant vakarop, prelatas Juozas Šiurys su kunigais iš Žemaitijos iškilmingai sutiko popiežiaus legatą, kardinolą Peterį Erdo, apaštalinį nuncijų Pabaltijo kraštams arkivyskupą Luidžį Bonacį bei Telšių vyskupus, ordinarą Joną Borutą ir jo pagalbininką Liną Vodopjanovą. Prieš šventas mišias specialusis popiežiaus pasiuntinys popiežiaus Pranciškaus vardu visus pasveikino. Saluti del Santo Padre in occasione del 600° anniversario della conversione della Samogitia. Questo momento è stato il compimento della cristianizzazione di tutta l'Europa, quindi la vostra festa è la festa di tutta la cristianità europea e di tutta la Chiesa universale. Atnešu popiežiaus Pranciškaus sveikinimus jums visiems, nes būtent šis momentas, Žemaitijos atsivertimo momentas prieš 600 metų, buvo visos Europos kristianizacijos kaip užbaiga ir kaip toks tiesiog užsklanda. Ringraziamo la Divina Provvidenza perché possiamo celebrare questo giorno dopo 600 anni e possiamo celebrarlo qui con piena libertà. Tikrai turime dėkoti Dievo apvaizdai, kad po 600 metų mes galime švęsti šią nuostabią šventę būtent čia ir turėdami pilną laisvę. Auguro a tutti noi e anche a tutto il popolo della Lituania che la fede sia forza e fonte di speranza e ottimismo anche per la nostra vita futura. Linkiu jums visiems ir visai Lietuvai, kad viltis mus stiprintų tikėjime ir vestų mus į priekį. Telšių švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje buvo aukojamos iškilmingos šventosios mišios. Mišioms vadovavo popiežiaus legatas, kancelebravo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luidžį Bonacį, Telšių vyskupas Jonas Boruta, jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Sakydamas pamokslą, specialusis popiežiaus pasiuntinys išryškino tikėjimo svarbą ir vienybę su Kristumi būtinybę. Jis kvietė visus atverti širdis Dievo maloniai ir jo veikimui.
Šventų mišių metu giedojo Telšių Švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų jaunimo choras, vadovaujamas vargonininkės Ernestos Dargužienės. Šventojo tėvo įpareigojimo jums suteikiu palaiminimą šventojo tėvo būtent užbaigdamas šias šventąsias mišias. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Po šventųjų mišių tikintieji ėjo teatralizuotą kryžiaus kelią. Procesijos priekyje nešamas specialiai šiam kryžiaus keliui išdrožtas kryžius. Jis bus pastatytas Kęstaičiuose, augančiame Telšių vyskupijos kryžių kalnelyje. Kryžiaus kelią pradėjo Telšių vyskupas Jonas Boruta. Procesija pajudėjo Telšių miesto gatvėmis. Į ją įsijungė Žemaitijos jaunimas, šeimos, šaulių organizacija, organizacija Bočiai, Klaipėdos Marijos Taikos karalienės parapijos choralo grupė. Kryžiaus kelio stotyse buvo skaitomi Štuthofo koncentracijos stovykloje kalėjusio kunigo Stasio Ylos parašyti kryžiaus kelio apmąstymo tekstai. Pirmą kartą tu palūžti viešpatie po baisia našta. Ji sunki, žinau, net tavo dieviškai žmogiškiems pačiams. Kas jei tavo vietoje būtų žmogus? Jei jį kas išplaktų, skaudžiai sumuštų, pamarintų ir dar po to lieptų nešti sunkų kryžių. Telšiškė į visi Žemaitijos žemės krikščionys. Skausmus, kurios kentėjai buvo tikrus, graus, kurieji buvo tikrus. Kad būtų gera nors vieną kartą gyvenime mums kiekvienam perėti Jėzaus kryžiaus kelią, nežinot, kol viskas pasibaigs. Nežinot, ką prisikels, ką būtų gera. Ir dabar, kada mes minam Žemaičių krikšto jubiliejų, kaip sako Benediktas XVI popiežius, kad krikštas nėra priespauda, krikštas nėra našta. Uns išlaisvina jumis viskas. Viešpatie Dieve, į jums, į mums visiems, tas krikšto jubiliejus duotų tą naują širdis ugnį, kad kiti žmonės žiūrėdami mumis suprastų, kad mes esam Dievo vaikai. Joie
nieko nesmerksi. Smerks jie patys save. Nors tu prašytum savo tėvo atleisk, nes jie nežino, ką daro. Nežino, argi iš tikro Viešpatie žmogus nežino, ką daro. Tavo žvilgsnis staiga ims dingti ir tavo lūpos užges, vos spėjus ištarti, įsipildė. Taip, Viešpatie, viskas įsipildė. Ne vienas kartumo lašelis nebus aplenkęs tavo lūpų. Ne vienas. Kryžiaus kelio pabaigoje gausiai dalyvavusius maldininkus popiežiaus Pranciškaus vardu palaimino kardinolas Peteris Erdo. Saulei nusileidus, Telšių miesto amfiteatre skambėjo sakralinė muzika, kurią atliko Telšių miesto kultūros centro mišrus choras Žemaičiai, vadovaujamas Gintaro Vaitkaičio. Klausytojai neliko abejingi Vilniaus arkikatedros bazilikos didžiajam sumos chorui, kuriam vadovavo Remigijus Songaila. Vargonais pritarė profesorius Bernardas Vasiliauskas. Trečioji jubiliejinio Eucharistinio kongreso diena prasidėjo šventomis mišiomis Telšių katedroje. Po visą naktį vykusios švenčiausiojo sakramento adoracijos čia susirinko didelis būrys tikinčiųjų. Iš visos Telšių vyskupijos susirinkęs jaunimas rugpjūčio 3 dienos rytą būriavosi prie Šatrijos kalno. Čia prasidėjo Žemaitijos katalikiškojo jaunimo diena. Jaunimą pasveikinti atvyko popiežiaus legatas kardinolas Peteris Erdo. Jaunimas ant Šatrijos kalno šlovino Viešpatį, giedojo giesmes ir meldėsi. Mes džiaugiamės, kad turime popiežiaus Pranciškaus atstovą ir jis į jūs dabar, mielas jaunime, tars savo žodį. Salve Gesù Cristo. In questa gioia vi trasmetto la benedizione di Sua Santità Papa Francesco e la estendo a tutti i vostri familiari e a tutte le comunità da voi rappresentate. Tame džiaugsme jums perduodu jo šventenybės popiežiaus Pranciškaus palaiminimą ir praplečiu visiems jūsų šeimos nariams ir visoms jūsų atstovaujamoms bendruomenėms. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
ganytojo palaiminimo krikščioniškasis jaunimas iškeliavo į piligriminę kelionę. Šios kelionės metu iš Šatrijos kalno į Luokės bažnyčią jaunimas kalbėjo rožinį. Šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mums sugundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. O Marija, tai gimtosios nuodėmės pradėtojai, melski už mus ir šaukiamės tavo pagalbos. Pasiekęs Luokę, jaunimo būrys pasuko į Visų šventųjų bažnyčią, kur apie krikštą ir tikėjimą kalbėjo Kretingos klebonas kunigas brolis Antanas Blužas. Po pietų katalikiškas jaunimas išvyko į Varnius. Telšių miesto turgaus aikštėje nuo ryto šurmuliavo kryždirbių mugė. Į ją susirinko visi garsiausi ir nagingiausi dievdirbiai iš visos Lietuvos. Švenčiant Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų paminėta Lietuvos kryždirbystė. 2001 metais Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija UNESCO kryždirbystę ir kryžių simboliką Lietuvoje pripažino kaip unikalią žmonijos nematerialaus kultūros paveldo vertybę. Kryždirbystės tradicijos puoselėjimas svarbus ne tik Lietuvai. Tradiciniai lietuviški kryžiai tai savotiška amato, meno bei tikėjimo sintezė, kurioje darniai jungiasi architektūros, skulptūros, kalvystės bei tapybos elementai. Lietuvos kryždirbiai savo darbuose kūrybiškai derina krikščioniškąją bei archaiškąją liaudies meno tradicijas. Koplytėlės, kryžiai pakelėse ar prie namų būdingi tik Žemaitijai. Anksčiau žemaičiai pro kryžių ar koplytėlę nepraeidavo pro šalį, nenukėlę kepurės arba nesustoja pasimelsti, išsipasakoti širdies saupulius ar džiaugsmus. Net okupacijos laikotarpiais, kuomet kryžių statymas buvo draudžiamas ar ribojamas, kryždirbystė išliko. Šie paminklai įsitvirtino kaip krikščionybės ir tautinės tapatybės simbolis. Mugėje buvo galima pasigrožėti ne tik medžio drožėjų ir kalvių darbais, bet susipažinti su lino raižinių, karpinių ar margučių dažymo meistrais ir jų puoselėjimais senaisiais amatais. Telšių parodų salėje atidaryta paroda skirta šiandienos dievdirbiams bei jų darbams. Kryžius ar koplytėlė svarbus sodybos atributas, saugantis ją ir jo šeimininkus nuo nelaimių, savotiškas šeimos dvasinis centras. Neatsitiktinai tarp sodybos koplytėlėje ar koplytstulpėje esančių skulptūrų būdavo ir šeimininkų šventųjų globėjų atvaizdai. Labai dažnai čia dedamas Šventas Jurgis, laikomas namų ūkio, ypač gyvulių globėjų. Sodyboje medinis paminklas būdavo neįsivaizduojamas be nukryžiuotojo ir švenčiausios mergelės Marijos. Sodyboje esantis kryžius ar koplytėlė atspindėjo tam tikrą socialinę padėtį. Jei šalia sodybos stovėdavo gražus kryžius ar koplytėlė, tai reiškia, jog šiuose namuose gyvena tvarkingi, dori žmonės. Kryžius tai prašymo, maldavimo, padėkos ir pagarbos išraiška, savotiškas votas. Kad ir kur jis būtų pastatytas, visada jis susijęs su dvasiniu bei kasdieniu žmogaus ir bendruomenės gyvenimu. Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui skirta paroda, kurią parengė Nacionalinis muziejus ir Dailės akademijos Telšių fakulteto galerija, gražiai įsirašo į bendrą Krikšto programą, pratęsdama Žemaičių Alkos muziejuje atidarytą senosios skulptūros parodą, kurioje galima pamatyti 18 šimtmečio žemaičių meistrų sukurtus darbus. Tie meistrai dažniausiai liko bevardžiai. Šita paroda parodo Lietuvos kryždirbystės istoriją, kryždirbystės tradicijos istoriją, nes iš tikrųjų rodo ne Lietuvos, o jau dabar norima parodyti žemaičių geriausių meistrų skulptūrą, kuri žinoma atspindi patį aukso žiedą. Aukso žiedas
įvairaus amžiaus dievdirbių, kryždirbių, nuo patyrusių meistrų, kurie žinomi visoje Lietuvoje, iki jaunų meistrų, žengiančių šiandieną į dievdirbių pasaulį, kryždirbių pasaulį. Beveik visi meistrai turi savo mokinius ir tuo užtikrina kryždirbystės tąsą. Jeigu visas praėjo epochos, sovietmetis, kuris šlavė ir naikino, nesunaikino ir nenunešė, o per pastarąjį dešimtmetį nepriklausomybės išsiskleidė kryždirbiai ir jų darbai ir tokia gausa ir tokia meninė jėga, tai iš tikrųjų yra tikrai šimtmečius trunkanti tradicija. Ne veltui mes su ja išėjome į pasaulį ir esame pasauliui žinomi pirmiausia su Lietuvos kryždirbystės tradicija. Kad ir kur stovėtų kryžius, prie namų, prie kelio ar prie upės, tai krikščioniškos žinios liudijimas. Taip pat ir žmogaus priklausomybės bažnyčiai išraiška, o ilgainiui ir bendruomenės maldos vieta. Parodos metu eksponuotos ne tik statulėlės ar kryžiai, bet ir fotografijos. Atidaryta Arūno Baltėno ir fotografijos pradininko Adomo Varno fotografijų, kuriuose užfiksuoti kryždirbių darbai, paroda. Popiežiaus legatui, kardinolui Peter Erdo, įteikta atminimo dovanėlė. Dievdirbės Rūtos Kavaliauskienės išdrožta pieta. Telšių Žemaitės teatro salėje vyko kryždirbystei skirta mokslinė konferencija. Telšių miesto ir rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva konferencijos dalyviams įteikė padėkas ir atminimo dovanėlės. Sveikinimo žodį tarė Telšių vyskupas Jonas Boruta. Norėtųsi palinkėti, kad kryždirbių gretos nemažėtų, o didėtų. Mes kviesim visą mūsų žemaičių liaudį ir taip toliau, kad dabar organizuoti šeimose, giminėse žemaičių krikšto jubiliejaus minėjimus. Susirinktų žmonės, pagiedotų kalnus, už visą giminės ir protėvius mišias turėtų bažnyčioje, ir paskui parėję gražiai pabendrautų ir labai tada prašytume, kad tos visos sodybos giminės, kur susirinks, ten toje savo giminės šaknų vietoje, kur susirinks, kas nors, kryžius, koplytėlė, koplytstulpis ar panašus dalykas atsirastų kaip ženklas žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus ir šito to giminės gražaus susitikimo. Tai, kas gal padėtų atgaivinti, kad vėl ta Žemaitija šventoji būtų irgi kryžių ir koplytėlių žemė, kaip poetas ir kunigas Vienas Žindys ją vadindavo. Konferencijos metu daktarė Alė Pučiulpaitė pristatė kryždirbystės svarbą ir šios tradicijos puoselėjimo būtinybę. Apie medinių kryžių dekorą kalbėjo daktarė Jolanta Zabulytė. Daktarė Asta Giniūnienė gvildeno temą kryžiaus kelio stočių skulptūrinės raiškos tradicija XIX amžiuje. Daktarė Gabija Surdokaitė kalbėjo apie žemaičių kryždirbystę XIX amžiaus carinės valdžios diktato sąlygomis. Apie kryždirbystės paveldą Žemaitijoje kalbėjo daktarė Margarita Janušienė. Kryžių ir kryždirbystės tyrinėtoja daktarė Skaidrė Urbonienė pateikė išsamią informaciją apie nepriklausomoje Lietuvoje statytus ir statomus kryžius Žemaitijoje. Varnių Šventojo Aleksandro bažnyčioje, kuris stovi pirmosios pastatytos bažnyčios vietoje, katalikiškas jaunimas šlovino viešpatį, klausėsi katechezės ir ruošėsi šventoms mišioms. Kaip gera šiandien būti šalia jūsų, matyti jūsų mylinčias, keliančias širdis, o šitoje Žemaitijos krikšto pradžią menančioje šventovėje šiandien iš tiesų tarsi dangus nusileido į žemę ir žemė pakilo į dangų. Ir kaipgi nesileis, ir kaipgi nekils, juk jūs ir esate tas dangus ir ta žemė. Jūs Kristaus rankos, kojos šiandienos pasaulyje. Tad mano draugė, ar pasižadi visame kame blogai sakyti ne?
Ar pažadi, draugė, rytą vakarą melstis, sekmadieniais, eiti aplankyti Dievo į bažnyčią, kas mėnesį eiti iš pažinties, nes tai labai svarbu, norint išlaikyti draugystę su Dievu, kuris atėjus laikui visą tau duos, ko jo prašysi. Nes jei tu būsi jam ištikimas ir Dievas tavo atsilygins daugeliopai. Ar pažadi? Jaunus žmonės, piligrimus, visus tikinčiuosius, šiandieną susirinkus čia į Švento Aleksandro bažnyčią, tęsiant mūsų visų bendro Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus šventimą. Įvairiais būdais šiais metais siekime, kad kiekvieno iš mūsų širdį paliestų ši nuostabi žinia, kviečianti apmąstyti Dievo dovaną, Krikšto malonę, tikėjimo džiaugsmą, kuris per krikštą ateina į kiekvieno mūsų gyvenimą. Ir tai yra svarbu ne tik mums tai suprasti, ne tik tai priimti, bet kartu ieškoti ir būdo, kaip kitam galėtumėm paskelbti Krikšto malonės džiaugsmą ir juo pasidalinti su savo bendramžiais, su savo draugais. Susitikimo metu buvo apdovanoti Telšių vyskupijos moksleivių kūrybinių darbų konkurso Žemaičių Krikštui 600 metų nugalėtojai. Prie buvusios Varnių katedros parapijos klebonas kanauninkas Jonas Petrauskis su Žemaitijos kunigais iškilmingai sutiko atvykusi popiežiaus legatą, apaštalinį nuncijų Pabaltijo kraštams ir abu Telšių vyskupus. Nuo buvusios Varnių katedros procesija patraukė į Šventojo Aleksandro bažnyčią, kurioje buvo aukojamos šventosios mišios. Joms vadovavo popiežiaus legatas kardinolas Peteris Erdo, koncelebravo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Telšių vyskupai. Šventose mišiose patarnavo Telšių kunigų seminarijos auklėtiniai. Cari fratelli e sorelle, anche oggi siamo di fronte al mandato missionario di Cristo. Brangus broliai ir seserys, ir šiandien stovime Kristaus misijinės pasiuntinybės akivaizdoje. Siamo grati per la grazia della fede e del battesimo, della nostra appartenenza alla Chiesa. Esame dėkingi už tikėjimo ir krikšto malonę, už mūsų priklausomumą bažnyčiai. Esame dėkingi už tikėjimo šviesą. Esame dėkingi už sunkius metus, kurie paskatino kai kurias kartas ieškoti ir išsaugoti mūsų tikėjimo ir žmogiškųjų vertybių esmę. Metai, kurie būtent dėl daugybės trūkumų išmokė tikinti žmogų būti dosniu ir ištikimu, net kankinystės kaina. Jauskime atsakomybę dalintis savo tikėjimo patirtimi ir su tais mūsų broliais, kurie gyvena kitose pasaulio dalyse, ar su tais, kurie gyvena čia, tarp mūsų, bet galbūt yra abejingi, ar dar neprisilietę prie tikėjimo patirties. Dar kartą jums kartoju, nes ir šiandien Kristaus mokinių uždavinys yra misija Lietuvoje, misija Europoje ir misija visoje žemėje. Dio benedica la Lituania, Nostra Signora, Regina delle famiglie cristiane, prega per noi.
tutti i santi martiri della Lituania, pregate per noi. Amen. Dievas te laimina Lietuvą, Marija, krikščioniškų šeimų karalienė, melskite už mus. Visi šventieji Lietuvos kankiniai, melskite už mus. Amen. Simili modo postvancenatum est accipiens et claricem, iter tibi gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim caris sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et promultis et fundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in mea commemorationem. Mysterium Fidei. Exe Agnus Dei, exe pitorit peccata mundi, beati per cena magni vocati sui. Po šventų mišių jaunimas atvyko į Telšius, kur besileidžiant saulei žmonės rinkosi į miesto amfiteatrą pasiklausyti roko operos Prisikėlęs. Pagrindinė ketvirtojo jubiliejinio Telšių vyskupijos Eucharistinio kongreso diena prasidėjo Telšių katedroje, kur buvo aukojamos šventosios mišios. Ir per visą jubiliejinių renginių laikotarpį vyko švenčiausiojo sakramento adoracija. Nuo ankstaus ryto iš visos Lietuvos į Telšius rinkosi žmonės. Miesto aikštėje vyko katechezė ir iškilmingas šlovinimas. Mes būsime čia įsiklausydami į giesmes ir kartu giedodami. Mes būsime čia klausydamiesi katechezių, tam, kad iš tikrųjų tas mūsų šventimas būtų tikras, nuoširdus ir parengtas susitikti viešpatį. Kad jis tikrai galėtų padrąsinti mus kiekvieną atpažinti, kaip jį atpažino mūsų protėviai prieš 600 metų, kai tapo krikščionimis katalikais. Malonė
Mintimis apie tikėjimą ir santykį su Dievu bei artimu dalinosi kunigas kanauninkas Andriejus Sabaliauskas ir kunigas Sigitas Žylys. Bet iš tikrųjų tas laiks, tai 1400 metų nuo Kristaus gyvenimą, nepraėjo žemaitėms be reikalo. Jau ką vieną kartą pasikrikštėję, tai visiems laikams. Ir tikėjams čia tep įsišaknėję, kad jau anuo nieks negalėtų iš čia išrauti. Susirinkusieji aikštėje klausė Telšių Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos šlovintojų grupės, vadovaujamos vargonininkės Ernestos Dargužienės. Telšių Žemaitės dramos teatre vyko iškilminga Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus paminėjimas, kuriame dalyvavo garbūs svečiai, bažnyčios hierarchai, kunigai, Lietuvos Respublikos vadovai, Seimo nariai. Renginio metu Lietuvos dailės akademijos profesoriui daktarui Adomui Butrimui ir Telšių dekanato dekanui prelatui daktarui Juozui Šiuriui suteikti Telšių miesto garbės piliečių vardai, įteiktos regalijos. Prieš šventąsias mišias buvo atidengta ir pašventinta Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui bei Europos kristianizacijos užbaigos 1100 metinių paminėjimui skirta atminimo lenta, kurią sukūrė profesorius Romualdas Inčirauskas. Atminimo lentą atidengė ir sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šią progą atidengėme atminimo lentą, kurios įrašas parodo, kokie svarbus Europos ir krikščionybės istorijai buvo žmonės stovėję čia, kalvotose Žemaitijos apylinkėse. Žemaičių krikštas žymi ne tik Lietuvos, bet ir viso Europos žemyno krikštymosi pabaigą. Todėl vakarų istorijoje, neatsiejamoje nuo krikščionybės, užsispyrę žemaičiai visada išliks kaip paskutinės pagoniškos žemės šeimininkai. Lentą pašventino ir visus susirinkusius pasveikino Telšių vyskupas Jonas Boruta. Melskimės. Dieve, tavo žodžiu viskas pašventinama, tad palaimink šią atminimo meninę plokštę, skirtą Europos žemyno gyventojų evangelizacijai ir krikštui, taip pat Žemaičių krikštui paminėti. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Iškilmingoms šventoms mišioms vadovavo popiežiaus legatas kardinolas Peteris Erdo, koncelebravo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonaci, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Telšių vyskupas Jonas Boruta ir kiti iš Lietuvos ir užsienio vyskupijų atvykę vyskupai, taip pat apie 200 kunigų iš visos Lietuvos. Iškilmingų šventųjų mišių pradžioje Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kanauninkas Viktoras Ačas tikintiesiems perskaitė popiežiaus Pranciškaus atsiųstą specialų sveikinimą. Garbingajam broliui Kristui, Telšių vyskupui Jonui Borutai. Garbingasis broli, kreipiuosi jūs ir į Telšių vyskupiją, o taip pat į visus Lietuvos vyskupus, kunigus, vienuoles ir vienuolius, bei pasauliečius tikinčiuosius su nuoširdžiu sveikinimu Žemaitijos Krikšto 600 metų jubiliejaus proga. Man buvo pranešta, kad neseniai gausus tikinčiųjų būrys, vedamas Žemaitijos krašto vyskupų ir kunigų, atvyko į Romą, prie šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus kapų, trokšdami padėkoti viešpačiui už įstabiąją tikėjimo dovaną bei ženklan gilios vienybės su Romos vyskupu. Trokštų išreikšti savo kaip Romos vyskupo ir apaštalo Petro įpėdinio meilę ir artumą. Dvasioje vienijosi su jumis, būdamas tikras, kad ši džiaugsminga sukaktis
pagyvins viešpaties malonę. Meldžiu palaimintosios mergelės Marijos ir visų šventųjų užtarimo Žemaitijai ir visai Lietuvai. Ir iš širdies siunčiu jums visiems apaštalinį palaiminimą. Pasirašo popiežius Pranciškus. Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Celebriamo davvero una grande solennità, festa per la Samogizia e per la Lituania, festa per la Chiesa in Europa e festa per la Chiesa universale. Švenčiame iš tiesų reikšmingą iškilmę, tai yra šventę Lietuvai ir Žemaitijai, visai Europos bažnyčiai ir kartu visuotiniai bažnyčiai. Dio benedica la Samogizia e tutta la Lituania. Dievas telaimina Žemaitiją ir visą Lietuvą. Santa Maria, regina delle famiglie cristiane, San Casimiro, patrono della Lituania, pregate per noi. Amen. Šventoji motina, krikščioniškų šeimų karalienė, šventasis Kazimierai, Lietuvos globėjau, melskite už mus. Amen. Per šventąsias mišias ir eucharistinės procesijos metu, vadovaujant Klaipėdos universiteto profesoriui Gediminui Purliui bei jungiantis kitiems vargonininkams, grojant Klaipėdos karinių jūrų pajėgų pučiamajam orkestrui, giedojo iš visos Telšių vyskupijos atvykusių choristų jungtinis choras. Ecce qui tolli peccata mundi, beati qui a cena magni, vocati sunt. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tarp žodį ir mano siela pasveiks. Mes maldaujam šaukiam, o ateik čionai, kviečiam, prašom, iš viso širdies, ženk į mūsų sielas, laukiančias tavęs. Kviečiam, prašom, iš viso širdies. Po iškilmingų šventųjų mišių, popiežiaus legatas visiems suteikė specialų popiežiaus Pranciškaus ganytojinį palaiminimą. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Telšių miesto gatvėmis, dėkojant Dievui, parapijoms nešant savo vėliavas, iškilminga eucharistinė procesija pajudėjo link Telšių katedros. Iškilmingomis pamaldomis ir procesija į Telšių Švento Antano Paduviečio katedrą buvo užbaigtas 4.
Jubiliejinis Telšių vyskupijos Eucharistinis kongresas, skirtas Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui paminėti. Gausiai susirinkę tikintieji prie Telšių katedros buvo palaiminti. Po palaiminimo padėkos žodį tarė Telšių vyskupas Jonas Boruta. Būti visiems drauge, vieni kitiems padėti ir tas melancholiškas kryžius bus daug lengvesnis ir šviesesnis. Drąsiai ženkime į ateitį. Kristus su mumis, kaip ir buvo per 600 metų. Telšių miesto aikštėje Žemaitijos Krikšto jubiliejaus šventę vainikavo koncertas Tautos gyvybės giesmė. Susirinkusiems koncertavo svečiai iš Šiaulių. Kada prieš 600 metų žemaičiai buvo pradėti katechizuoti, tai pirmoji malda, kurio jie išmoko, buvo Tėve mūsų. Kada pradėjome jubiliejaus tos iškilmes, taip pat pradėjome su šitą maldą. Taip gražiai visas dienas sėmėsi tos dvasinės, kultūrinės, žemaitiškos tokios dvasios. Užbaigime su nuoširdžia malda, kurią pats Dievas Jėzus Kristus mus išmokė. Visi garsiai, kiek dar turit jėgų, imkime sukalbėkim Tėve mūsų. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Kol žemaičių žemėje šitą maldą skambės, žemaičiai bus gyvi, žemaičiai bus tikintis, einantis ne tik šios žemės, bet ir išganimo keliu. Tegu jūs visus gerasis Dievas laimina. Eucharistinis kongresas Telšių vyskupijoje baigėsi, tačiau jubiliejiniai renginiai tęsis. Jubiliejus bus švenčiamas iki pat 2017 metų, kada bus minimas Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų jubiliejus.